Šiek tiek apie išsimokėjimą į mažosios bendrijos nariui nuo 2026 metų, kokie tie būdai išsimokėti pinigus. Tai populiariausia forma būdavo civilinė paslaugų sutartis. Tai nuo 26 metų sausio 1 dienos kaip ir praras savo populiarumą, nes jeigu norėsi mokėti 15% gyventojų pajamų mokestį, teks išsimokėti iki 12 VDU, tai yra iki 27 000 eurų. Tie dydžiai žinoma keisis, bet kalbant apie 2026 metus ir jau planuojant 2026 metų tam tikrus žingsnius finansinius, tai CPS kaip ir praranda savo patrauklumą, nes kas virš 12 VDU keliauja į bendrą katilą ir prasideda progresinis apmokestinimas. Lygiai tas pats su išmokomis 02 kodų. Išmokos 02 kodų iš karto keliauja į bendrą katilą, taip kad jeigu yra kitokių pajamų, tai tiek CPS, tiek išmokos 02 kodų mokestinė našta tikėtina priklausomai žinoma nuo pajamų bus pakankamai didesnė, bet dividendai, tai labą dieną, nuo 26 metų sausio 1 dienos, dividendai nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jie išmokami, bus 15%. Tai labai aktualu naujai įkurtai mažajai bendrijai, nes jeigu mažoji bendrija ką tik įsteigta bus 26 metais, tai 2 metus nulinis pelno mokesčio tarifas ir 15% dividendai labai skaniai atrodo. Visą tai dar dėliosim ir dar bus tikrai daug informacijos ir turinio apie mokestinę naštą, bet tiems, kurie planuojat, bet jau šiais metais, ar čia man verta steigti MB, ar čia individualią veiklą pagal pažymą, tai truputėlį luktelnam. Jeigu yra poreikis mažai bendrijai, tai dėl nulinio pelno mokesčio tarifo pirmus 2 metus verta steigti mažąją bendriją kitais metais metų pradžioje, žinoma įvertinant visas kitas aplinkybės. Pelningo verslo